Labas rytas. Sugalvojau, kad šiandien praleisite kartu dieną su manimi Australijoje. Eime. Su kavyte už $2,75 ir kas yra €1,66. Tai čia nebent kokia kava, o special kava. O aš dabar esu pakeliui į koledžą. Ir čia yra mano kelias nuo namų iki koledžo. Šiaip galėčiau važiuoti ir su autobusu, bet gaunasi beveik tas pats važiuoti ar eiti. Tai aš aišku renkuosi ėjimą. Šiandien turiu prezentaciją. Nu, ten kaip tokie debatai ir tada dar turiu pristatyti kažkokią idėją. Tai nežinau, ar pavyks kažką nufilmuoti, nes biškai gal keista būtų, jeigu aš filmuočiau, bet gal. Čia yra apartamentai, kuriuose aš ėjau apžiūrėti vieno buto, kai ieškausiu kur gyventi. Jis yra prie pat mano koledžo, dangoraižio apsupty, bet nusprendžiau, kad ne man ten. Pagaliau einu namo iš paskaitų, biškai užtruko ilgiau nei tikėjausi. Dabar yra 2:30. Paskaitose buvau nuo 8:00 tram. Dažniausiai mes taip ilgai neužsibūnam, bet tiesiog, kadangi visi sakė prezentacijas, taip ir gavosi. Tai vis dar nieko nevalgiau nuo pusryčių. Tai einu namo kažką pasigaminti skanaus. Pagaliau grįžau namo ir dabar gaminsiu kažką. Pradžiai gersime kaulų sultinę. Bone broth. Kaulų sultinys. Aš nežinau. Very healthy for your gut. Aš tokių dalykų niekada Lietuvoje negerdavau. Net žinojau apie juos, bet Australijoje kažkodėl sugalvojau gerti ir kefyrus, sugalvojau gerti ir kaulų sultinius ir valgyti burokėlius, kurių šiaip nekenčiu. Rūpinuosi savo žarnynu. Kitas dalykas, kurio šiaip nepaminėjau, bet turbūt girdite iš mano balso, tai kad praeitą savaitgalį aš susirgau ir iki dabar pat sergu, kur šiaip dažniausiai aš greitai pasveikstu, bet nežinau, ar čia yra kažkoks tiesiog kitas virusas, kurio mano kūnas dar nėra matęs niekada anksčiau, ar kame yra čia esmė, bet jo, vis dar mano dėl to balsas taip skamba, nes man vis dar yra sloga. Ir, aišku, kaulų sultiniai čia labiau gal tiesiog virškinimui padeda, bet... Nieko neužuodžiu. Karšta. Įdėjau biškį druskos. Šiaip nėra bjauru, bet... rekomenduoju. O sekantis dalykas, ką šiaip norėjau pasigaminti šiandieną, tai yra rikotos blyneliai. Niekada gyvenime nesu tokių daręs, net nežinau, koks yra receptas, tiesiog pati bandysiu išgalvoti receptą, nors aš tikiu, kad tikrai kažkas yra jau prieš tai tokius daręs, bet aš tiesiog improvizuosiu ir pati pasigaminsiu kažką.
neišėjo labai, norėjau gražiai kažką gražaus padaryti, bet, nu, jo. Padarysiu taste test, kas čia gavosi. Very nice. Rekomenduoju. And untrue. Very funny. Just be cool. Au. Norėjau pasakyti, kad biški pačilinau namuose ir dabar varysiu susitikti su savo draugėm Italėm ir varysime žiūrėti saulėlydžio. Doors closing. Please stand clear. Next stop, Martin Place. Change to Martin Place. Pažiūrėkite, kiek žmonių atėjo pasižiūrėti saulėlydžio. Everyone is having a pizza. Can you say hi to the camera? Sunset. Where's your head? Come on. We should wait. Oh my god! Let's go. Let's go ring the bell.
katė rūpo. Tai šiandien tokia diena buvo. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki.